Labas rytas. Nežinau, kaip prabundi ryte, išlipė iš mašinos ir nusieškoti kur karšto dušo ir pamatai tokius vaizdus. Tai neblogai. O dar tas faktas, kad yra karštas dušas, tai ir Evelinai patiks. Pamatysit, kaip pareis. Dabar jau išėjo dušo. Reikia daeiti ten iki ledyno biškį paliesti. Kadangi su Bėlėčiu spėjom, kad reikėtų daug vargti, tai verdam arbatos. Ir Evelina sėdi labai laiminga. Gerai. Ir pasidarom arbatos, greit kam ir suvalgom ir eisim va ten. Pasivaikščiom. Как рыжий. Сам давай перед ледина. Как рыжий. Čia va Kalnstrup, sakė, tada to nevaikščioti, kad neužgriūtų. Čia va, sako, ledalytis. Kur? Ieva, mes tau ledyną norėjom parodyti. Va! Šitiek ledins. Ledynas! Arba kaip kuminai kartais referina, glacieris. Islandija turėtų būti neslėta. Lydinė. Važiavam, davai. Vienos, katronas, sleda. Gražia. Koks spalva graži, mėlyna tokia. Važiavom prie Jokursarlon. Labai sunkiai islandiškus pavadinimus ištarti, net kai jis perskaitys kelias kartus. Ir sakėm, Islandijai turėtų vadintis Lietuva, nes lyn ir lyn. Kaip gražia. Žiūrėkit, kokį mėlynį ledą. Wow. Nerealiai atrodo taip, wow.
kalnas, nu, kad rorėda akmenis, gal didis akmenis. To pusė. Bandau. Bet irgi, kadangi rūks, tai nelabai pasimato. Google Maps žiūrint, tai aplinkui vair, bandau. Ir kalna. Ir dabar man atrodo, kad paklodis makes total sense. Reikia dar Reikjavikas sugrįžus, gal vėl nuėti to parodo. Pažiūrėti avyčių labai. Gal gyra ir net va ten aukšta. Ir pasilėpusius. Ir ten va dar aukšta. Ir gali turinus tokį avyčių namėlį mažą. Ką parodėsiu. Bet čia su ragais, gal čia visi avinai? Avinai visi. Ar Islandijoje avytis turi ragus? Žinau. Ir vakarienė, o naktį turbūt šyn. Aš pabandysiu prieiti ar to žinoti. Auga, užsiėma. Užsiėmusi tavo valgą. Yra, telpsa, tilpau. O čia, žiūrėk, šakla. Survival of the fittest pasišoks viens ant kito. Važiuojam ir man taip atrodo, kad Google'us pasiūlė mums trumpesnį kelią. Nes taip atrodo, ne tai kad off-roadų, bet neasfaltautų kelių į kalnus jau reik bėgį žemesnį perjungti. Taip užvažiuojam ant kalno sustoti. Pasitikrinau Google Maps, ale rimta pasiūlė važiuoju trumpesnių kelių. Ir atrodo, čia 5 valandos gausias 20 minučių. Bet spėjau, kad nepravažiuosim per tus 20 minučių. Apsistoksiu ir važiuosiu atgal turbūt.
Jas šios dienos važiavims. Nežinau, nuvažiavom koks 300 Ne, nesibaig, kai pavalgysim, dar važiuosim. Dar pusvalandokai iki nakvojimo veitas, bet atvažiavom nuo campsite iki vieną restoraniuką pavalgyti. Tai taip labai įdomi, nukalną ledumės, biškį filmom, gal aš jas įdėti, tos medžiagos, taip baisė ir smagia. Taip nejaukiai. Dabar tikomės, kad bus labai skaniai pavalgyti, nes jau išalkom per vestieną. Ir valgysim arba žuvį, arba lembam, arba ir tą. Taip. Hei.